taip, kągi, kelios dienos praėjo. Eisime mes pagaliau prie šito daikto subinės, kadangi dar nieko nesutvarkė su šitą dalimi. Meistrai, dar jokių žinių negirdėjau, tai reikės eiti prie alkūninio velnio sistemos. Aš dvejojau dėl jo taisymo, kadangi jisai veikia, bet jisai labai bilda ir tas bildesys, kiek teko apčiupom išsiaiškinti, yra greičiausiai jungiamoji daly tarp stumoklio ir švaistiklio. Man atrodo, švaistiklis vadinasi. Visą laiką pamirštu šitas terminus. Tai tą reikės įsitraukti šiandien. Tada reikės su indikatorium patikrinti, kuriuose vietose ir ar yra judesio. Tai yra, kaip iš esmės tai daroma, tai adatinį indikatorių, kuris, jeigu kas nežino, yra štai šitas dalykas, labai krūtas su automatiniu magnetu. Čia vat įsijungia magnetas, pyst, jis tada pakankamai tvirtai laikos. Čia yra datinis indikatorius, tai yra jisai vos palietė ir jis tada, žodžiu, rodo kreivą, nekreivą. Tai su juo jį pasistatai kertinėse vietose, tarkim, kur nors gale pagrindinės ašies ir tada lengvai pabandai pakilnoti ir pasižiūrai, ar yra nelygumo ar ne, ar yra judesio šituose įvorėse. Jeigu yra, tai reikia tada tvarkyti. Bet garantuoju, kad šita visa dalis yra atsilaisvinus, nes aš kaip įjungiau, mačiau, kad tepalas įsistuminėja iš po apačios, ten, kur mano pirštas, tenai, žodžiu. Tai reikia būtinai greičiausiai, gal net jį reikės kažkaip labai atsargiai net nuimti ir pravalyti jo padą ir tada uždėti. Reikės žiūrėti čia labai atsargiai. Ir tada reikės atjungti švaistiklį ir jį šitą vėl viršų nuimt, tada jį iškelt. Jis turėtų lengviau išsikelt negu kalamosis stumoklis, nes jisai tuščia viduris visų pirma. Pirma, viską išsivalysiu, visus tepalus, sakyti, nes čia, kaip matot, yra juodoji jūra, tepalo ir panašiai. Viską išsivalysiu, nuimsiu diržą, kad jis mane maišytų ir kad netyčia neįjungčiau. Nes viską po truputį reikės sukiot ir žiūrėti, ir aišku, vietos pasidarysiu. Ir tada jau galbūt kažką parodysiu. Bet kol kas dar. Kol kas tik nupasakoju, kame replės. Taigi, diržą nuėmiau. Dabar, kadangi jis yra visiškai laisvas, galima visiškai patikrinti, kur kas bilda. Ir akivaizdu, kad yra judesys pirmyn atgal. Bet jis yra mažas. Daug daugiau judesio yra skambesio iš, vėlgi, stumoklio galvos. Ir akivaizdu, kad šitas yra laisvas. Va, ištryško naujai, aš buvau nuvalęs ką tik. Tai va, bet aš ruošiuosi jį iškelt vis tiek. Tai čia viskas labai paprastos sistemos. Tiesiog stumoklio viršui yra siriekta skylutė strypai tokiam. Aš apačioje atkabinsiu dabar varžtus prisuktus ir iškelsiu. Tai va, ir tikėkime, po to išeis tiesiai atgal įdėti. Nes labiausiai parinus dėl tiesaus atgal įdėjimo. Bet mane mechanikai tikino, kad kai dėdė atgal šitą daiktą, jisai gana laisvai ranką pasislankė. Tai aš tikiuosi, taip ir bus. Žodžiu, ištraukiau, jis nesunkus, dabar galima laisvai patikrinti ir akivaizdu, kad
kažkur stipriai per daug judesio. Tai čia tikriausiai ir yra šitas laisvas. Aš labai tikiuosi, kad šitas nebus įsidėvėsnis. Naujos įvorės, bronzinės, aš įsivaizduoju, kad labai brangus. Bet stūmoklis. Matot tą tarpą? Jis kokių. Tuoj, kokį čia. Šūduką. Šitas šūdukas 5 mm. Jis beveik telpa. Ir štai mano bildėjimo kaltininkas. O dabar klausimas, kaip šitą išimt, nes šiaip tais turėčiau čia būti kažkokie. Ar varžtai, ar kažkas, o kas čia yra? Nežinau. O kas čia yra? Nežinau. Gal jis tiesiog išsimuš? Aš nežinau. Aš pabandysiu lengvai kokiu mediniu pagaliu biškai stuktelt, gal jis pajudės, bet pirmą gal nusiųsiu mechaniką ir pasakysiu, what the fuck. Dabar tai nežinau. O čia yra tipo jo tepimo sistema mizerna, tipo šitas va dalykiukas. Jis vis labai ilgas rėgia. Gal reikia pirštiniaus dėt, nieko jau ir taip purvinas esu. Va, pyst. Jisai prisikiša solidolo. Tada reguliariai tu jį pasuki ir tas solidolas eina šitais vamzdukais iki tepimo. Aišku, čia šūdinas tepimas toks labai. Bet, žodžiu, viską gerai išvalysiu čia ir tada siūsiu Markui, mechanikui. Ir sakysiu, what do I do? Taigi, parodysiu pabiškį, kas vyksta. Vienos dalies nefilmavau šito gulio, nes buvo labai daug krapštimas, nes labai nepatogu praeit, bet galvoju, parodysiu visgi bent šitą. Tai štai kaip atrodo šitas guolis su bronziniam įvorėm. Čia apatinė pusė. Ir iš esmės su tarpumačiais, kuriuo aš neturiu, turėčiau pamatuoti koksai tarpelis tarp veleno ir tarp įvorės. Turi būti pakankamas tarpukas tepimui. Ir čia akivaizdu, kad yra visiškai sausu. Nes aš netepiau. Tai nėra gerai. Nes, aišku, čia ir tepimas labai nepatogus, nes esminis skirtumas su mano pneumatu, su vėlesniais pneumatais, su tepimu, tai kad pas mane yra virš darbinio cilindro, virš kompresoriaus cilindro gravitacinė tepalinė. Žodžiu, ten yra skylutė ir po truputį tepa. Mineralinė alyva. Čia naudojasi solidolas arba litolas. Tai tokia košė, va ten ant tos dėžės. Tokia košė, žodžiu, į va šitą daiktą prisikrauna ir po to tu jį suki tą kamštuką ir jis po truputį stumia tą, žodžiu, košę į čia. Aš to reguliariai, aišku, nedariau. Ir čia yra viršutinis blokas, kaip jisai atrodo. Jisai visas išsausėjęs. Dar nėra labai blogai, žodžiu. Tai kaip iš esmės tai vyksta, tai ten tas dalykėlis yra sukamas ir va per šitą tarpą, kurį aš tu išvalysiu, per šitą va tarpą yra įspaudžiamas solidolas tepimui. Va. Pavalysim. Jo, ten yra skylutė per centrą. Ir iš esmės spaudžiasi tas solidolas ir jis tada tepa visą, žodžiu, šitą sistemą. Pagal idėją, aš dabar viską tiesiog nuvalau, nes čia dėjosi tokie
tokie skardelės, kad pareguliuot tarpą, bet po tiek laiko naudojimo dažniausiai užtenka išimties ir tiesiog uždėt atgal ir tada tiesiog žiūrai, ar jie nekaista, kai dirba. Reikia, kokį pusvalandį paleis padirbti, tada tiesiog ranka paleis, jeigu kaista, reikia didinti tarpelį. O jeigu bronzinės įvorės nusidėvi, tai būna kratymosi arba dar didesnis tarpelis, kuris su tarpumučiu matuosi. Aš dėja neturiu, tai nematuosiu, manau, kad čia pakankamai bus. Aišku, bus nusidėvėję, bet aš tiek jau netvarkysiu. Vienintelis dalykas, kas nėra idealu šitoj sistemoj, tai kad, kaip minėjau prieš tai, matėt, šitas dalykas gali judėti, žodžiu, X ašimi, horizontaliai ten arba ten. Tai reikės kažkokį pakišimą sugalvot, greičiausiai va ten, tarpukas, matot, mažiukas. Tai turiu bronzinės vielos, žalvarinės tiksliau. Tai kelis kartus pabandysiu įvynioti ir gal kažką duos, bus bent jau mažiau judėjimo. Nes tas judėjimas atrodo, kad čia yra keli milimetrai judesio. Jeigu čia yra keli milimetrai judesio, aš tada negaliu statmenai įstatyti stūmoklio į šitą sistemą ir negaliu išnaikinti to bildesio, to judėjimo, kur 5 milimetrai. Ir atrodo, kas čia yra, veikia ir prieš tai, taip, aišku, tas aparatas veikia, bet durniausias momentas yra, kai aš tam mechanikui iš Amerikos, Mark Kraus, išaiškinau, kaip pas mane veikia pneumatas, kad jisai kartais kala, kartais nekala, kartais jisai daro tai yra jisai pilnai nusileidžia tada vos, kartais taip daro. Tai sako, jis šitą simptomą apibūdino grinai tada, kada būna viskas čia išsicentruota. Ir kitas dalykas, kur esu pasibėjęs, tai kad kai būna motoras pajungtas, ir tas motoras diržu pajungtas ant šito žiedo, tai tas motoras pradeda irgi šokinėti po kažkiek laiko palei ritmą į tą bildesį. Tai reziumė, atrodo keli milimetrai, bet tai visiškai išreguliuoja visą didelį aparatą. Kas man asmeniškai tai yra, protų nesuvokiama, kaip keli milimetrai gali turėti tokią įtaką, bet panašu, kad taip jau yra su tom pneumatiniam sistemom. Jeigu čia būtų mechaninis kūvis, aš garantuoju, kad čia būtų santykinai paprastesnis taisymas. Tai va, nes, pavyzdžiui, šiuo atveju aš net nežinau, kaip supratau, čia varžtas yra įgrūstas, čia bus kažkokie diskeliai įvaryti ir prisukti, privirinti ar dar kažką, tai pabandysiu gražiai čia pašveisti. Vis tiek jis yra įlindęs į vidų, tai galiu lengvai pašveisti. Ir su varžtų ištraukimo rinkiniu gal išeis ištraukti ir tada gal išeis jau visą tada tą ašį ištraukti. Nes reikia žiūrėti, kodėl čia, ar čia specialiai paliktas tas tarpas, išmatuoti čia atstumus. Man atrodo, čia pakankamai viskas kreiva. Bet logiškai mąstant, 5 milimetrai, čia absurdas. Tai bent jau kažkokius, nežinau, paminkštinimus dėt, kad nebūtų tokio bildesio. Tada reikia žiūrėti, ar šita ašis neįsilankščius, bet aš pakankamai ramus, kad jinai nėra įsilankščius. Kokie 3,5 cm storio ašis, tai dar tikriausiai bus kažkokia rimtesnė plėno. Pagal idėją turėtų, bet kaip pastebėjom, nieks čia nėra iš rimtesnio plėno. Tai visko gali būti, bet čia jau tikrai tik tais patikrinta galėsiu, jeigu man pavyks nuimti. O kitas dalykas, kodėl reikia nuimti, tai reikia patikrinti, kokia yra būklė tos įvorės, nes ten irgi yra įvorė bronzinė. Jeigu neįsidėvėjus ir gali judėti, tai irgi yra blogai. Visų pirma, taip, tai trukdo darbo eigą, bet tai kartu ir tai didina, visi šitie dalykai didina tikimybę kapitaliniam lūžiui. Arba švaistiklyje kažkas lūš, arba toj sistemai kažkas lūš, arba tiesiog normaliai nefunkcionuos iki tol, kol viskas įsikraipys, įsijudės,
išsidėvės taip, kad tiesiog užstriks lušai viskas. Nu, žodžiu, nori, nenori, turi tvarkyti. Aišku, jau yra magija, kad jis tiek metų išdirbo ir jis tikrai būtų dirbęs dar ilgą laiką, bet žinokit, vienas didžiausių nervų, kai tu turi įrankį ir juo negali naudotis. Tu įsijungi ir jis tau neveikia normaliai. Nu tai kam tad? Tai jis tiesiog vietą užima. Nu tai jeigu įrankis skirtas daryti duonai ant stalo, nu tai tegul jis dirba normaliai. Tai va, gerai už tą šį pezėtį, nu, paruošiu tuos paviršius ir parodysiu, kaip viskas susideda, kai išvalysiu šitus. Jis atsipalaiduoja, šitas irgi atsipalaiduoja. Nu, dabar tikrai bus sutepta. Surinkti. Dar. O, atgaliai. Gerai. Pasiū. Ne, panašu, kad jis juda tik tais horizontaliai pirmyn atgal. Tai nėra didelė problema, man atrodo. Tai, sutvarkim, privarėm litolo. Jį patraukt. Tai panašu, kad judesys yra tik tais pirmyn atgal. Į viršų dar kaip nors nėra. Kad realiai normaliai panaikinta pirmyn atgal judesį. Man reikėtų visiškai naujų įvorių visur. Nu, bet jos labai brangas ir tiesą pasakius, nežinau ar verta. Nežinau, ką pasakys mechanikas, ar čia reikia viską irgi tobulai padaryti ir tik tada galiu tą taisyti. Jeigu taip, tai reikės tada naujų įvarių, bet aš labai tikiuosi ne, nes ir tai čia viskas labai nestudentiškai kišeniai. Tai, sukasi dabar labai gražiai ir puikiai. Ir aš ką tikrai pastebėjau, kad šitas ratas yra biškį išsicentravęs ar kažkas, nežinau. Šiaip aš iš tikrųjų ten jisai prilaikytas vienu varžtu. Įdomu modelį atsuksiu ir pasižiūrėsiu, kas čia. Kai nusuksiu, aš jūs pasikviesiu, jeigu bus įdomus. Jeigu bus neįdomaus, tai jums nieko ir nerodysiu. Nu ką, mechaniko nesulaukiau, bet, žodžiu, parizikavau ir išardžiau. Ir ką mes matom. Ir šiaip viskas daug paprasčiau čia buvo, negu įsivaizdavau. Šitas reikalas, kuris čia buvo, jis buvo realiai tiesiog įspraustas labai standžiai. O jo tie galai buvo iš tikrųjų tiesiog va, šitas va plombos, aliumininis, visiškai. Tiesiog vieną. Pagalvojau, aigi čia varžtą įvaryti ir pagalvojau, aš pabandysiu tą varžtą su, nu, žodžiu, 100. Tai varžtų išėmėjas nulūžu. bet jo. Everything is okay. Tai va, aliumininės plombos. Tikriausiai čia gaut naujas nebus sudėtinga. Ar brangu. Tiesiog reikės va, paprašyti, kad ištekintų naujus ir vėl įspraus. Tai paprasta. Tai va, ir po truputį atsargiai iškaliau į lauk. Ir ką matom, irgi bronzinė įvarė su labai keistų tepimų. Šonai kaip ir sveiki.
Tik kad niekaip neaišku, kodėl čia buvo toks tarpas. Man atrodo vizualiai, kad čia atstumai visiškai nelygus. Vizualiai. Reikia pasimti slankmatį ir... Taip, slankmatauskas. Kodėl aš norėjau tai bandyti? Įdomu pats švaistiklis, ar jisai... Ar jisai iš viso lygus? Būt prikolas? Jeigu ne. Taip, 6. Девять. 6. Сейчас мы 6. Nu ir ką man dabar daryt? Tikėjausi bent daugiau lygumų čia bus kažkokių. Bet net įdomu patikrinti. Čistai aš galėjau čia taip tiesiog matot, eik tu sako, koks aš turnius. Ok, gerai, pasižiūrim, dabar čia bus tiksliau. Apačioj mes turim 6,5. Viršuj mes turim 6,5. Šone vienam mes turim 6,5. Tam šone 6,5. Nu, karočią, 4 mm tarpinė kažkokią pastorinimą tikrai galiu galvot. Jeigu tik tais gausiu palaiminimą iš to mechaniko, tarkim, iš abiejų pusių įdėti ir liks milimetras judesio ir tikrai tiek nebesitrankys, nes čia, nu nesąmonė, visiškai nesąmonė palikto taip va. Ir gal net tiesiog žalvarinę kažkokią plokštelę įvaryčiau, užpjaučiau ir bent jau nesidaužytų, nes tas daužymasis jisai nenormalus. Pats tas strypas, kuris čia įsimauna, jisai eina čia tikrai standžiai ir be jokio judesio. Kažkoks yra apčiupom, bet aš matau, kad jisai yra tas judesys yra iš įvorės bronzinės, bet ne iš vidinės pusės, o išorės, kur laikosi įvorė su šitu, bet čia nepatarkysiu, nes čia galas užknydytas, čia toks minimalus judėjimas, kad manau, kad čia tokias nėra. Tai nežinau, reikia išsiaiškinti, ar galiu. Tai jau bus bent jau normaliau, nebus to daužymasi. Pagaliau. Taip, žodžiu, labai daug ko jų nerodžiau, nes labai daug buvo krapštymo ir laukimo atsakymų ir taip toliau. Ir visgi galų gale savarankiško nusprendimo. Tai va, vėl viską surinkau, užkišau. Jisai apėjęs dulkėm aliuminio. Aš visą vis tiek apvalysiu prieš dedant. Ir ką aš padariau? Iš skardukės išpjoviau tarpinės, kad jisai nesitrankytų. Gal ir neturėtų tai būti. Gal ir nereikėjo to daryti. Ir gal iš viso aš gailėsiu viską atgal įdėjęs. Gal iš viso man nebeatitiks, bet tas kalenimas, tas kalimas jo, jis nėra normalus. Tai aš labai tikiuosi, kad va jį įdėjus viskas bus ok. Ir nereikės išimdinėti man jo vėl ir perreguliuoti, nes tada būtų absurdas. Bet aš visai esu ramus, kad turėtų viskas atitikti. Tai va, dabar reikia tik tais vėl pasiruoštą, užsidėtą strypą sriektą ant tos lentos.
Ir neštis ir įstatyti. Aš pastatysiu kur nors timelapsą viso šito proceso. Ir jau. Ir tikėkime, šiandien aš jau būsiu pabaigęs su šitą avantiūrą. Žodžiu, surinkau, pajungiau. Taigi, bildesys nedingo, jo mažiau, bet jis nedingo. Ir surinkinėjant supratau, kad bildesys yra visgi ne alkūninio velnio sistema, o, dalinai, realiai tai va, pats stūmoklis kažkur trankos juda, tai todėl kliunksi. Tai labai keista. Tada, kai turi daugiau apkrovos, variklis net šokinėja nuo įtempimo juostos. Tai net nežinau. Nežinau. Aš jau šiandien pavargau, jau 8:30. Sukausi čia visą dieną. Einu ilsėtis ir išsiaiškint, kas negerai. Taigi išaušo sekantį dieną. Rytas sako, už vakarą protingesnis, tai nežinau, ką aš čia protingesnį padarysiu. Pelytė. Miškinis pelėnas? Kur bėgi? Kur bėgi? Kur jungai? Hello? Andžiai. Jaučiu prabėgau man praporas. Čia. Jo, nepamatau. Miškinis pelėnas, pas miškinį kalvį. Opa. Žodžiu, rytas už vakarą protingesnis. Ką aš pabandžiau padaryti ir ką išsiaiškinau. Žodžiu, išsiaiškinau, kad bildesys nėra kažkas iš tų tarpelių, kurių žiūrėjau. Bildesys iš tikrųjų yra pats stūmoklis. Prasme, yra čia cilindras, yra stūmoklio galva, kur juda, yra minimaliai judesio pačioj ir tai daužos. Ir ten tas tarpelis yra mažiau negu 0,5 milimetro. Kodėl aš tai žinau, nes vienas dalykas vizualiai matosi, kaip jis juda, kitas dalykas 0,5 milimetro pakištukas netelpa. 0,5 milimetro ir jis tokį garsą ir tokią vibraciją per visą sistemą duoda. Ir realiai dėja nėra kaip tą pataisyti. Man reikėtų arba kažkaip išfrezuoti visą cilindrą ir įdėti naują gilzę, arba gauti biškį didesnį stūmoklį ir mes žinom, kad čia būtų misija neįmanoma ir iš tikrųjų biškį misija nesąmonė. Tai, tipo, reiks pagyventi su tuo bildesiu. Jis nėra gerai, nes jis akivaizdžiai kenkia ir ratui ir motorui, nes kada bilda tikrai matos, kad visa vibracija pereina į visą šitą sistemą. Tai gal dėl to palikti visi tarpai visur, kad tas vibracija išsibizdėtų kažkur pakeliui, net neįsivaizduoju. Tai net dabar galvoju, ką daryti, ar man ištrauktos 2 mm pakištukus, ar palikti. Šiaip mechanikas sakė geriau palikti, pajungtą veikiantį, pasižiūrėti, ar šyla detalės, jeigu nešyla, tai palikti kaip yra, jeigu šyla, tai tada ištraukti. Pelytė. Ar tu dar čia? Pelėnai. Kur? Ko čia landžiai? Ką? Žodžiu, tai ką aš dar pabandžiau padaryti ant durniaus, pabandžiau stūmoklį apsukti. Tepimas buvo toj pusėj, dabar jis toj pusėj. Ir pažiūrėjau, ar tai ką nors keičia ir dėja, tai visiškai nieko nekeičia. Absoliučiai
Taigi. Tai ką? Grinai apatinėje eigoj. Ir aš jaučiu ant rato. Ir jis aišku girdėsi. Ir viskas aišku, kad jis kai gauna didesnį apkrovą, jisai ir bilda. Tik labai keista, kad jisai, didesnį apkrovą. Nors gal logiška, paspaudė stipriau pedalą, jis neturi tiek pasipriešinimo, jis tada kala į viršų. Gali lengviau kalti į viršų ir tada jisai gali ten sujudėti ir subildėti. Žodžiu, viską išsiaiškinom kartu. Gaila, teks gyventi su bildėsiu, nebent gal kokia išeitis išfrezuot griovelį pačiam stumoklio pačioj, sijonėlyje, ar kaip jį vadina, ir įdėti kažkokį žiedą, ar žalvarinį, ar kažką, ar guminį, ir tas amortizuotų tai, bet aš nežinau, ar tą reikia. Čia jau ne mano kompetencija. Aš asmeniškai to nepadaryčiau, reiktų vėl vežti pas meistrus kokius. Nežinau. Tai va, tokie reikalai. Tiek žinių. Viską surenku, tada sutvarkau atgal, atsuksiu atgal aš tą stumoklį greičiausiai, taip kaip jis originaliai buvo. Tikriausiai prasigraužęs savo taką. Apsuksiu, surinksiu. Ir tada paliksiu. Jau čia aš nieko nepadarysiu. Vienintelis dalykas, ką gal padarysiu, tai motorą tvarkingiau uždėsiu, nes čia jisai kabo, o jis ten iš viso kokį 2 comai nulėkęs, bet ten tiesiog blogai surinkom tą laikiklį. Juokingą biškį tokį, nebaisiai pedantiškai padarytą. Tokie reikalai. Čiūs.